O dabar visuomenės lūkesčiai ir aukštasis mokslas, Estijos mokytojų algos ir kodėl iki šiol neturime švietimo sistemos vizijos. Gydyti ar pjauti, o gal užteks išsikalbėti? Ar šis metodas bus veiksmingas švietimo sistemai? Dabartinė sistema yra visiškai nelanksti. Kaip aš sakau, jeigu žinom, ko nori moksleiviai ir ko nori jaunimas, žinom, ko reikia, tą turi aišku pasakyti profesionalai, tai reikia to ir siekti. O dabar randame aibės įvairiausių, tiek įstatyminių, tiek infrastruktūrinių, tiek kažkokių tai bendražmogiškų kliuvinių, kurie trukdo judėti mum link kokybės. Šita sistema yra labai inertiška ir tai, kad padaryti kažkokius staigius sprendimus tikrai nėra jokių galimybių. Bedarbių turinčių aukštojo mokslo diplomą kasmet daugėja ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Naujausiais duomenimis aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių padaugėjo nuo 5 iki 11%. Mes turime ir tikrai prastų atvejų situacijų, kuomet nukrypstama ir nuo darbo rinkos poreikio, bet lygiai taip pat neparengiamas ir toks bendrai holistiškai mąstantis žmogus. O tada mes ir turime didžiausias problemas, kada žmogus išėjęs iš universiteto negali rasti darbo, savęs, nesijaučia laimingas ir patenkintas. Viskas tikrai nėra blogai, tačiau aš manau, turėtume ieškoti tai, kur galėtume tobulėti. Turėtume pripažinti ne tik moksleivių baigusių mokyklą žinias, kurias jie gauna kaldami ir sėdėdami prie vadovėlių, kurios jiems iš vis gyvenime nebus reikalingos, tačiau reikalingos ir prie jo praleidžiama labai daug laiko stojant į aukštąsias mokyklas. Turėtume pripažinti ir žmogaus gebėjimus stojant į aukštąją mokyklą, kurias jis yra įgijęs neformaliai, tai yra ką jis sugeba. Socialinių humanitarinių mokslo atstovai gina tą artes liberales tendenciją, kad turi žmogų pirmiausia ugdyti asmenybę, jo gebėjimus, meno suvokimą, kultūros prasme, istorijos žinojimą ir visai nebūti orientuoti į darbo rinką. Tuo tarpu pramonininkai, verslas yra prašantis, duokite mums, kas dirbtų, nes pradeda trūkti normaliai kvalifikuotos darbo jėgos Lietuvoje. Tai kažkokį balansą tarp to ir to reiktų surasti, bet pasakyti, kad universitetai tikrai daro tai, ko reikia darbo rinkai, aš nedrįsčiau. Be abejo, kad universitetai turi atsižvelgti ir į darbo rinkos poreikius ir turėti stebėsenos sistemas, kaip tie poreikiai keičiasi. Bet jie neturi būti darbo rinkos čia ir dabar įkaitai. Jie turi ugdyti išties tokius absolventus, kurie galėtų susikurti patys savo darbo vietas. Tai jeigu mes norime pakeisti situaciją, tarkime, su universitetais, reikia žiūrėti į mokyklas. Ir pats geriausias turbūt pavyzdys, kurį aš esu girdėjęs iš Olandų, tai yra jie pasakoja jų patirtį, kaip pas Olandus atvažiavo ukrainiečiai, kurie išgirdę jų gerąją praktiką dviračių skatinimo sistemoje, sakė, viskas, grįžtam, visus suaugusius pensininkus išmokinsim važiuoti dviračiais ir skatinsime tą. Sako, ne, sako, jūs pradėkit geriau nuo darželio. Tai lygiai taip pat ir čia, jeigu mes norime pokyčių aukštojo mokslo sistemoje, mes turime mokykloje ugdyti vaikus motyvuotus, kurie žino, ko nori. Reikia nustoti turbūt priešinti pozicijas, kada mes kalbam, kad mums reikėtų daugiau ruošti ar socialinių, humanitarinių, ar inžinierinių specialybių. Reikia suprasti, kad technologiniai pokyčiai pasaulyje daug daugiau reikalausia žmogaus kūrybingumo, tų talentų išugdytų, supratimo, prisitaikymo ir keitimosi netgi ateityje, tai tam reikia irgi tas kompetencijas universitete. Užtat universalumas žinių bus labai svarbus ir tokių labai specializuotų, gilių, sakykime, žinių turėjimas kartais gali užkirsti kelią žmogui ateitį susikurti savo gerovę. Šveicarijoje pagal specialybę įsidarbina 90% jaunuolių. Prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių jiems padeda greta aukštojo mokslo diplomo įgytas išsilavinimas vienoje iš profesinio rengimo mokyklų. Mes kalbame ilgai ir viešoje erdvėje labai plačiai kalbame apie mokymąsi visą gyvenimą. Tai yra, kad įgijęs tam tikras žinias, tu galėtum jas ne tik pritaikyti, tačiau ir gauti naujų, jas vis atnaujinti. Ir jeigu
toks poreikis yra netgi persikvalifikuoti ir manau, tiek valstybė, tiek švietimo politika galbūt turėtų apie tai mąstyti ir suteikti tokias galimybės. Principas yra paprastas, turi išmokti mokintis ir prisitaikyti. Ir būtent dėl to labai siaura specializacija ir specifikacija šiuolaikiniam pasaulyje nepraranda prasmę. Reikia plataus profilio specialistų, reikia žmonių, kurie išmanytų tiek ekonomiką ir IT, teisę IT, ekonomiką ir, nežinau, inžineriją, tiesiog tam, kad būtų galima realiai prisitaikyti besikeičiančią darbo rinką. Pats ugdžiau savo, labai įvairiapusiškai ugdžiau savo talentus. Aš ir 2 kartus baigiau muzikos mokyklą, aš konstravau radio technikos aparatus, aš konstravau lėktuvus ir laivus, aš lankiau automobilių sporto irgi kartu. Tai visos tos kompetencijos man gyvenime tikrai padėjo. Taip, kad jeigu klausite apie tai, ar geras laikas yra mokyklui tą semti visą 2 rankom, tai tikrai sakau, kad taip. Pats svarbiausias klausimas, kuris yra šiandien Lietuvoje, tai yra daugybė besidubliuojančių programų, kurios turi labai ribotus ir dėstytojų ir studentų išteklius. Programuose yra per mažai, tiesą sakant, bent didelėje dalyje, išskyrus medicinos, pavyzdžiui, studijas arba informatikos studijas įvairiuose Lietuvos universitetuose. Studentų skaičiai yra akivaizdžiai yra per maži. Yra daug tokių nemotyvuotų žmonių. Pavyzdžiui, studentai nemotyvuoti, dėstytojai nemotyvuoti. Toks lyg tai gautųsi savotiškas užburtas ratas. Nuo ko dabar pradėti? Lyg tai kažkaip Seimo klausti čia irgi toli nesigauna, bet sakyčiau, būtų galima kiekvienas universitetas ką savo jėgom padaryti, tai pavyzdžiui, padidinti atlyginimus dėstytojams. Tai jeigu dėstytojai bus motyvuoti, jie sugebės motyvuoti ir studentus. Lietuva aukštųjų mokyklų skaičiumi kitas Europos šalis lenkia 4 kartus. Čia jau 47, kaimyninėje Estijoje 26. O jeigu Lietuva sektų Estijos pavyzdžiu, šioje šalyje ne tik universitetų, bet ir mokyklų skaičius ženkliai sumažintas. Tai leido ne tik pakelti mokymosi lygį, bet ir mokytojų atlyginimus padidinti kone 2. Mes esame jos, sakykime, norėjimo embriono būsenoj, bet nežinom, į kur kreiptis ir kas mums galėtų tą padaryti, bet supratimas, kad mes nuo mūsų priklauso, kad mes turėtume ją patys aktyviai dalyvauti, kuriant ją. Galbūt mums reikėtų sekti Estijos pavyzdžių, nes kol kas dar nėra aiškios švietimo sistemos vizijos. Ir greitų metų ko gero nebus, iki rinkimų. O po rinkimų vėl naivu tikėtis greitų pokyčių.